Sveiki, šiandien mes bandom Muci Evo vežimėlį, nors surasti šio daikto pliusus ir minusus man padės dvi jaunos ir žavios mamos. Vežimėlio rankenos aukštis reguliuojamas fiksatoriais esančiais šonuose. Tačiau dažnai besinaudojant jais, norisi, kad pastaroji funkcija būtų patogesnė. Atlenkiamas stogas laikosi tvirtai, bet fiksuojasi tik tai pakeltoje pozicijoje. Vežimėlis turi didelius ratus, dėl to lengvai rieda įvairiais paviršiais. Bebandant vežimėlį, prie mūsų prisijungia dar viena mamytė, kuri mielai sutiko išbandyti sėdimąją vežimėlio dalį. Ratai gali būti užfiksuoti pozicijoje tiesiai, tiesa, dažnai keičiančias ratų pozicijas tenka daug lankstytis, o tai neįtin patogu. Stabdžių sistema lengvai valdoma kojos pagalba ir atrodo patikima. Vežimėlis nėra sunkus ir jį yra patogu paimti nešimui. Jei kada prireiktų nuimti ratus, tai padarytumėte ypatingai greitai. Šie adapteriai bus reikalingi norint ant vežimėlio uždėti automobilinę kėdutę. Lopšys tvirtinamas lengvai ir patikimai. Lopšio uždangalas nusima tik fiksatorių pagalba. Būtų patogiau, jei gamintojas pasiūlytų alternatyvą, pastarieji tiek tvirtinasi, tiek nusima pakankamai sunkiai, reikia jėgos. Vidinė lopšio dalis išimama ir gali būti plaunama 20 laipsnių temperatūroje. Daiktams nėra daug vietos, bet visi būtini daiktai turėtų tilpti. Yra galimybė įsigyti pripučiamus ratus. Šis priedas skirtas ūgtelėjusiam vaikui, kuris atsistojęs ant jo galėtų būti antras vežimėlio keleivis. Daiktų krepšys – dar vienas aksesuaras priderintas prie šio vežimėlio. Vežimėlio važiuoklė pritaikyta visiems gyvenimo atvejams, tik jūs turite nuspręsti, ko jums reikia. Vežimėlis telpa ir ne į pačią didžiausią bagažinę. Norint jį suskleisti, teks pradžioje pasipraktikuoti. Pirmą kartą sudant vežimėlį mašiną, mums padedanti mamytė užtruko 45 sekundės. Mūsų mamos ne tik bandė, bet ir įvertino šį vežimėlį balais nuo 1 iki 5. Dizainą mamos įvertino 4, funkcionalumą taip pat 4, manevringumas buvo įvertintas 3, svoris 5, o medžiagų kokybė 4. Bendras vidurkis gavosi lygiai 4. Taigi laikas aptarti šio vežimėlio pliusus ir minusus, o pliusai būtų tokie: šis vežimėlis tikrai yra šiuolaikiškas, lengvas, kokybiškas, turi didelius ratus, kurie lengvai rieda įvairiais paviršiais ir gerą stabdį. Jo minusai: rankena, kai kuriais atvejais gali būti šiek tiek nepatogi, mažas lopšys, krepšys daiktam taip pat nedidelis, lopšio uždangalo tvirtinimo mechanizmas galėtų būti šiek tiek kitoks ir visi priedai, jie yra už papildomą kainą.